Papasakosiu tau apie apsivertėjimo principą. Apsivertėjimo principas yra labai paprastas, jeigu sakyčiau tepo labai paprasta, tai ir negatyvą pavertėjams į pozityvų, bet dabar biškį giliau. Apsivertėjimo principas yra bet kokia situacija, kada ateina į tavo gyvenimą, tu pasirenk sąmoningą duotiną ir belekokį reikšmį, kokį tu sugalvoji, kuri ir reiškia tau būtent tą dalyką ir priverčia, tada automatiškai tave jaustis būtent taip, kaip tu ir davei tą reikšmę. Tai vis labai priklauso nuo tavo definicijų, kokie žodžiai, ką tau reiškia ir kokios reikšmės tuose žodžiuose arba netgi sakiniuose yra. Tai dabar grįžtam prie apsivertimų principų. Situacija. Dabar, vaikštai miške, vaikštai miške ir pamatai nuvirtusi medį, katras tau trukdo praeiti ir tu susinervini, nes tu žinai, kad tu čia neperlips to medžio, medis labai didelis ir nein, kaip apeiti aplinkui pilni krūmynai, sunku, viskas ką daryti. Jeigu nežinotum, ką daryti, susinervintum ir eitum atgal. Bet dabar, kadangi tu žinai apsivertimų principą, tau reikia paimti ir tiesiog nuspręsti. Gerai, šitas ženklas, šitas medis, kad ir nukrits mano kelyje, reiškia, kad jeigu aš būčiau eis toliau, galbūt kažkas būtų atsitikę man gyvenime. Ir aš dabar priimu šitą kaip ženklą, man nebeit ant toliau. Ir aš automatiškai tai paverčiu kaip į pozityvą, nes man ir blogai, kad aš neapgalėjau toliau. Aš žinau, kad visą tą man padeda neiti būtent to keliu ir eiti gal kitų kelių. Ir aš automatiškai tada jaučiuosi geriau, nes aš žinau, kad visą tą mane parem, nes taip tai automatiškai yra, visą tą tave visą laiką parem, nesvarbu kokia situacija. Tai jeigu taip yra, aš nusiteiku kitaip. Aš pradedu galvoti kitaip. Man šita situacija reiškia visiškai kitą, vietoj to, kad aš būčiau, tu sau čia dabar medis, kon čia dabar, nervus, aš net nemoku to negatyvo pavaizduoti. Bet suprantu, paverti ton situacijai visiškai kitaip, negu galėjai tau būti automatiška pagal tavo įsitikinimų sistemas. Ir tu jau automatiškai persiprogramavai į savi po biškėlį.